Labą dieną. Dar kartelį su vištiena. Tai vat, čia žiūrėjau. Ten, kur vakar sakiau, tas paskutinis vakarykštis video, kur informacija tiems, kam kalbėjau, pagūglinkit patys. Ir kai užmačiau, kad bežvejodams kartu su tuo veikėjo, padėdams žvejoti, pamačiau tokį raštelį. Valstybės laikraštis, čia interneto puslapis. O jeigu įvesti į Google Lietuvos aidas, čia vat, čia oficialus puslapis, ko gero. Bum, paspaudė, parašyta valstybės laikraštis, įsteigė daktaras, čiūju, kad Jonas Basanavičius. 1917 metais vasario 28 dieną. Šičia yra kom didžiuotis, šičia va. Ir Smetona papaišytas, visa kita, čia taram-param, fiti-myti, ta prasme. Tai, kas yra pateikinėjama finca, tai, kas yra, aš visą laiką vis galvoju ir apie teisės aktus, tai, kas yra pateikiama internete, tai, kas yra pateikiama internete. Tai vat, internete yra pateikiamas toks, Lietuvos aidas, čia jau ant to pabandykim paspausti. Ko gero į motininį puslapį. Tai va, nukelia į motininį, kaip matot, straipsnį, sausio 11, kaip tik, čia, bum, valstybės laikraštis įsteigė, klausimas kokios valstybės, Valstybės laikraštis įsteigė daktaras Jonas Basanavičius vasario 28 dieną 1917 metais. A ką mes čia turim? Vaje. O kas čia parašyta, 220 metai, pabandysim atidaryti, gal pavyks išzoominti, išdidinti. O paveikslėlis. Valstybės laikraštis įsteigė Antanas Smetona 17 metais rugsėjo 6 dieną. Kuom tikėti? Ir žinokit, jeigu į spaudos kioską Lietuvos spauda nueitumėt, arba į paštą, ko gero ten, kur pardavinėjams Lietuvos aids, į ten būtų irgi laikraštį, kur galit pačiupinėti, čia tai bus parašyta įsteigė Antanas Smetona, bet tai, kas pateikinėjama internete, tai pasirodo, kas teigėjas daktaras Jonas Basanavičius. Ir netgi Wikipedijai, laisvoji enciklopedija. Parašyta Lietuvos aidas, valstybės laikraštis, leistas 17-19 metais Vilniuje, Vilniuje 90 metais, Pirmasis Lietuvos aido numeris išleistas 17 metais rugsėjo 6 dieną. Įdomiai. Rugsėjo 6 dieną. O tai jūs man pasakykit, ką vasario 28 dieną Basanavičius veikia? Oficiali informacija. Vieną laikraštį leido karočią Smetona, a kitą laikraštį leido Basanavičius. Jetau. Ir čia, aišku, visas apačioje yra, visos teisės yra saugomas, tralivali, Lietuvos aido. Ta prasme, tai čia 2 laikraščiai yra leidžiami, ar kaip? Nes jeigu realiai paėmus tipo... Jeigu paėmus, kodėl aš sakau apie teisę vis pagalvoju, kol atidarysi Seimą. Laikraščio steigėjas, laikraščio steigėjas ir redaktorius buvo būsimasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Tas masonas, nes matosi, ta prasme, jeigu, šičia tos,
kas čia per ordinai tokie, kas čia per tokie ordinai. Kai sakant, te pagaili dievas jo dūšios. Laikraštis įkurtas ir ėjo Lietuvos tarybos iniciatyva. Na, aišku, Čiuika į Basanavičius kažkur tiesa. Čia Čiuika tas Basanavičius yra. Nežinau, man su tais veidais tenais, ypač tų senų nuotraukų. Va, Lietuvos taryba nuo 17 metų rugsėjo iki 20 metų gegužės veikusi laikinoji vykdomosios valdžios institucija. Nuo rugsėjo. Tai ką, tipo, Basanavičius atidarė laikraštį, įsteigė laikraštį, pabuvo ir paskui tipo Smetona atėjo. Nu, čia pabandykime, tarptautinis pilietinių politinių teisų paktas, kad kiekvienas turėtų žinoti. Vat yra valstybės žinios. Norėjau čia, ko gero, kad šiek tiek 92 metais, nu, vat valstybės žiniuose, jeigu matėte, aš esu ne vienam video rodęs, kad, nu, tarkim, paiešką, pabandysim tokį dalyką padaryti. 19, nu, vat, tarkim, šitą, ne? Šitą pasižiūrėsim, kokiam laikraštį buvo paskelbta. Nu, jis vapšė net nebuvo skelbtas. Pabandom šitą. Vėl paskelbti. Karočią, kaip nu, zapadlo, tipo, daro. Įsakymas. Įsakymas. Įsakymai, tai šičia tie nebuvo. Tarkim, pilietybės. I766. Va, šitas. Seimas pasižiūrėsim, ar Lietuvos aide buvo. Nes nuturėjo, radau pagaliau. Lietuvos aidas. Apie kurių mes aidą šnekam? Apie Basanavičiaus aidą ar apie Antano Smetonos aidą? Nu, šį čia, aišku, įdomiai, ne? Nu, šį čia pakreipti nelabai, eina tingėjau siūstis, dar ten kažką apsikrauti, ten papildomais darbais. Normali simbolika. Vytis koksai. Ne rusų, ne baltarusų. Nu, nežinau, gal ir mūsų, gal ir ne mūsų. Įdomiai, biškis skyrės nuo to, kad aš čia to ikonikiai ir patikiams. Bet esminis dalyks, klausims, kokiam Lietuvos aide buvo paskelbta Basanavičiaus ar Smetonos. Nes seniau įstatymai, nes čia kaip ir rašo, tipo, kad įstatymai ir visi kiti, nes, nu, va, matot, kaip ant blyno, ne, parašyta. Va, nutarimas, Landsbergio pasirašytas. Nu, čia klausimas dar yra, jis pasirašytas, apšė, Lietuvos aidė, lygiai ta pati nepriklausomybės aktas, Lietuvos taryba skelbė Lietuvos nepriklausomybę. Laikraštį parašė, bet tai, ką žmonės parašo patys, tipo, žinai, nu, tam Lietuvos aidė, ne, parašo paskutiniuose puslapiuose. Aš daug jų esu prisipirkęs. Tu, nu, net, ta prasme, esu prisipirkęs, žinau, kur Atant Smetona leido. tuos perku. Basanavičiaus kažkaip tais dar neteka nusipirkti. O gal čia Basanavičius internete išleido, gal jau 17 metais jau internete buvo. Nu, gerai, pasižiūrim. 1917 metai. 1917 metai. Na, vis normaliai atitinka. Ir leido, buvo toks vat laikraštis Valstybės žinios, ten aš jau žinau iš savo studijų laiko, kad Valstybės žiniuose, kaip ir tarybiniais laikais, tipo, turėdavo, jeigu, tarkim, pasą prašyką ar dar ten kažką, ne, tai tu turėdavai, tipo, paskelbti laikraštį, nunešti į policiją, miliciją dar, ar policiją, nunešti, pasakyti, parodyti, va, žiūrėkit, pranešims yra, viešai paskelbta, viso. Dar ta Romos teisė, tipo, kaip ane laikydavosi, dabar tai čia vapšė, tipo, bandiugas visi sėdi, karočią, vienas kitą kuruoja.
Nu, ne veltui konstitucinio teismo, žinai, teisėjas ten namiokuose nemėgsta, tipo, kadangi vienas kitą kuruoja, tai buvo konstitucinio teismo kažkada pirmininkas Kūris, katras dabar, karočią, kitus koruoja ir korišuoja, tipo, sėdėdamas žmogus teisų teisme. Nu, ar tarptautiniam nu, karočią, kad kažkur tais, paklauskit Stanislovo Tomo, paskambinkit, paklauskit, pasakys, kur Kūris dirba. Tai va, klausimas, kuriam Lietuvos aide buvo tas va nutarimas? Basanavičiaus ar Smetonos? Įdomiai, ne? A čia, kai sakant, jeigu nežinot, kuriam parašė, kai sakant, jeigu nežinot, kuriam buvo įstatymas paskelbtas, kurioj vietoj, čia jau jūsų problemos, čia jau jūsų bėdos. Čia jau jūsų bėdos. Antanas Smetona ar Basanavičius? Antanas Smetona ar Basanavičius? Įdomiai. Ar šį čia dvi valstybės, kažkokių dvi Lietuvos gal yra? Ar yra gal netgi dar kelios Lietuvos? Nežinosi. Ane? Matot, kur pelkė juda? Va čia. Va čia, va. Va čia. Simboliai, ženklai ir simboliai valdo mūsų pasaulį. Tas tai vapšiai jokiose įstatymuose net nebuvo nieko reglamentuojams. Įdomiai, ne? Simboliką savo susigalvoja. Gal. Tai va. Tai tiek norėjau pasakyti, kad į vakarykštį video, šį čia va kur, sakiau, va kur Basanavičių pamačiau internete. Atsakykit, klausimanėje, Basanavičius ar Smetona? Dėkui.